Žodžiu. Oi, atsiprašau, kažkaip neformaliai. Vienu žodžiu. Iškrit knygelė, iškrit ir senelis. Kur senelis iškrito? Ne mano padangėse. Gerai, ar esate skridę? Man senelis skraidė. Žinot, su kojomis jis skraidė? Nesvarbu, nes aš jums noriu pristatyti Aistį oro linijas. Jūs ateina, atskrenda, geriau sakyt. Su visais privalumais. Minkštas sėdynės. Jūs tokius minkštus, kad net nepajusi, kad tu skrendi, tu galvosi tiesiog. Balandis. Tada daug vietos. Vietos daug, nes kad kaimynai nesiskustų. Vat matot, jokio kvapelio nebus. Maistas skanesnis nei pas Birutė, kur ant žemės, nes mes padangėse. Mes jūs nuskraidinsime visur. Havajai, Los Andželas, Lisabona, mano senelis. Jūs net nepajusite, kaip kylate, kaip nusileidžiate. Viskas pasroviui, padangiui, pavėjui. Žodžiu, rinkitės mus. Aš jaučiuosi gerai, jūs irgi jausitės gerai. Į sveikatą. Tiksliai, užmiršau paminėti, eco-friendly esam. Mes esam sustainable, kaip ten sakoma. Mes Žemaitijoj sakom, žalias esi, žalias ir būsi. Žalias gimei, žaliųjų tapsi. Ne, žalias gimęs, raudonų netapsi. Skrisk. Ačiū, o su Dieve mano. Jūs čia pataikėte? Kiek čia jūsų daug? Gerai. Sveiki, mano mėlėjų žiūrovai iš didžiosios Lietuvos ir likusio mažojo pasaulio. Su jumis ir vėl sveikinuosi iš mūsų studijos Aušros teatre. Aš tikiuosi, jūs manęs pasilgote, taip? Tai gerai, kas dar mano vardą neįsiminė, arba iš viso mane mato pirmą kartą, tai susipažinkime. Mano vardas Gabrielius. O kaip jūs gyvenat? Ką šiandien vakare? Laidą žiūrėsit? O, kaip netikėta. Taigi, šiandienos laidos tema – emigracija ir studijos. Ir taip, aš kalbu apie emigraciją, o ne imigraciją. Tai manau, kad visi žino skirtumus tarp jų. Nes tikrai neaiškinsiu, emigracija tai žmonių persikėlimas iš vienos valstybės į kitą dėl ekonominių, politinių ar asmeninių priežasčių. Sutuoktinio, studijų ar dar kažko. Beje, tavo mamos. Imigracija tai žmonių persikėlimas gyventi nuolat ar laikinai į kitą valstybę. Viskas. Bet žinot ką, abu mano manimų yra visiškai tokie patys ir aš nematau jokio skirtumo tarp jų. Tai sudėkim tos žodžius kartu ir sutrumpinkim į tiesiog migraciją. Šiais laikais migruoti į kitas valstybės yra žymiai sunkiau nei perplaukti Atlantą vandenyną valtimi. Bet tai žmonių nesustabdo ir jie vis dar ieško geresnio gyvenimo už savo valstybės sienų. Ar tai dėl studijų, darbo, ar rusų priespaudos XIX amžiuje, gal dėl šaukimo į tą beviltišką privalomąją kariuomenę, priežasčių yra tikrai gana daug. Tu! Kokia tavo priežastis būtų bėgti iš Lietuvos? Per šiltą. Tu Lietuvai gyveni tau per šiltą? Tu buvai kokiai Graikijoje? Ne. Gerai, paklauskim dar kažkieno. Tu su bandana. Kokia tavo priežastis būtų bėgti iš Lietuvos? Kariuomenė. Teisingai, paplokime. Tokia būtų ir mano priežastis. Taigi, daugiausiai lietuvių, kurie atrado geresnį gyvenimą užsienyje, o konkrečiau Amerikoje, aišku, įsikūrė Čikagoje, nes New Yorkas jau ir tais laikais jiems buvo per brangus. Na ir kas gali atsisakyti gyventi mieste, kurio upės spalva yra žalia?
ir man sako, kad ji iš tikrųjų nėra žalia, o ją tik taip nudažo vieną kartą per metus, kai nori stipriai išgerti, taip? Stipriai išgerti per užkietėjusių alkoholiko šventę Švento Patriko dieną. Na bet gerai, Vilnelės upė Lietuvoje irgi nudažo žaliai. Todėl nereikia stebėtis, kodėl Čikaga ir yra lietuvių tikrasis G-spotas. Na, o dabar man pasistoja klausimas. Tai gal vis dėlto nėra taip jau ir blogai emigruoti? Gal tai tiesiog normalu? Aš manau, kad turbūt to ir siekia švietimo ministerija dar labiau apsunkindama 12 metų gyvenimą mokykloje. Taip pat neseniai ši ministerija darė didelius pokyčius ir kai kuriems jau įsigalioja nauji švietimo ministerijos pakeitimai. O tai yra 11 klasės tarpiniai egzaminai, kurių rezultatas sudaro net 40% valstybinio brandos egzamino. Aš tai dėka tų, kurie mane padarė laiku, mama, tėtė, linkėjimai, išvengiau šių pakeitimų. Bet mano nuomonė, tai yra visiškas absurdas, nes tai sudaro dar didesnį stresą moksleiviams. Ar ne taip, moksleiviai? Tačiau gilintis į švietimo ministerijos durnus pakeitimus yra laiko švaistimas. Ši ministerija neatsižvelgia į valstybinių brandos egzaminų rezultatus, pupus, nes jie mato tik vieną problemą ir vieną išeitį. Jei tavo pažymiai prasti, ne ugdymo planas yra blogas, o tu tiesiog nesimokai. Tai yra tavo problema. Ir tokių nusistatymų jie dar labiau apsunkina mokslą. Kodėl? Nes švietimo ministerija nesikoncentruoja į asmenį. Jie koncentruojasi į MSS. Todėl aš manau, kad ne mes moksleiviai esame kalti, o reikia reformų ir perversmo švietimo ministerijoje. Taip. Mes turime susivienyti ir streikuoti prieš juos, nes jei mokytojai gali streikuoti, mes turim tą pačią teisę daryti kartu su jais. Riebesnė alga, riebesnis ir streikas. Streikas, mokytojai, streikas. Streikas, mokytojai. O tai ne šiandien turėjau būti? Ei. Man advokatai sakė, kad jei pradėsite protestuoti ir streikuoti, tai aš turiu teisiškai pasisakyti. Esu neatsakingas už veiksmus, kuriuos vykdys Lietuvos Respublikos moksleiviai, už moralinę, fizinę žalą ir kitus padarinius. Esu neatsakingas. Vaikai, don't try this at home. Galiu tik pasakyti tiek, kad aš esu su jumis, jūs palaikau ir linkiu stiprybės. Jei kas, rašykite man asmeniškai, aš jums atrašysiu kažką. Nenoriu per daug prisižadėti. Taigi grįžkime prie klausimo, kodėlgi žmonės bėga į kitas valstybes. O atsakymas labai paprastas. Dėl to, nes mokykloje neišmoksta vertybių, meilės ir patriotiškumo savo tėvynei. Jie moka tik tinginiaut ir šūdą malt. O po to tą patį kartoja išėjus ir iš mokyklos. Eina dirbti, užsidirba pinigus ir to jau pat viską prageria. Nes jiem gyvenime kažkas tiesiog nesiseka. O yra taip pat ir tokių, kurie iš vis nedirba ir gyvena iš valstybės pinigų. Na, bet čia jau atskira tema kitai dienai. Tai prieiname prie kitos didelės problemos. Šalies populiacijos skaičius mažėja. Kaip kartą sakė gerbiamas Mikutavičius savo dainoje 3 milijonai, nežinot, ką jis ten sakė, jis jau nėra visiškai teisus, nes mūsų Lietuvoje pasak 23 metų statistikos likę vos tik 2,8 milijonai. Taip. Bent gera žinoti, kad ne man vienam su matematika yra blogai. O kalbant apie populiaciją, dauguma jaunuolių, kurie toliau siekia tęsti savo gyvenimą su mokslais, dažniausiai renkasi užsienio šalių studijas. Ten jie įgyja bakalauro ar net magistro laipsnį jų pasirinktame studijų kryptyje. Kas iš ties nėra labai taip ir jau blogai.
Žmonės gauna savo norimas studijas, patiria kitą kultūrą, įgyja daugiau žinių ir grįžta į Lietuvą. Taip? Taip? Grįžta į Lietuvą. Ne? Patriotai. Deja, bet, tie, kurie mąstė, kad jie grįžta į Lietuvą, yra labai naivus. Nes tas savo įgytas žinias ir visus tos bagažniko ar maklauderio laipsnius, jie toliau tik panaudoja užsienio šalyse. Gauna darbą, pradeda kurti savo šeimą, gyvenimą, ir taip toliau. Na, to turbūt ir nesustabdysi, nes toks yra gyvenimas. Ir išties, įdomus tas gyvenimas. Pavyzdžiui, grįžkime atgal į karantino laikus. Karantinas pastumėjo mokymąsi nuotoliniu būdu. Tuo pasinaudojo ir studijos, kurios dabar jau siūlo visą 4 metų kursą namuose. Tikrai taip, vos už tą pačią sumą jūs galite studijuoti ir gauti savo išsilavinimą sėdėdami namuose. Iš vienos pusės tai labai gerai. Jei esate aptingę, asocialūs ir nemėgstate kontaktų su žmonėmis. Todėl mes vakarykštėse nuosėdose supratome šį konceptą ir nieko su juo nedarėme. Bet sukūrėme jums įspūdingą reklamų paketą, kuris padės jums grįžti į studijų rinkimuose sezoną. Taigi, nieko nelaukdamas, paleidžiu jūs į šią spiralę ir susitiksime kitame jos gale. Na, kas nesuprato, tai grįžime po reklamos. Su manimi kalba mano vidinis balsas. Jis man kažką šnabžda. Esam. Su mumis Taip. Tai vieta, kurioje net žemiausi pakyla iki aukščiausių. Mano senelis ten už lango tą patį jums pasakytų. SM kolegijos lygio aukštosios mokyklos studijos priverčia žmonės mąstyti nepaisant tradicinių ribų. Kai kiti galvoja, jie negalvoja. Kai kiti stovi vietoje, jie juda. Su SMH jūs nestovėsit vietoj, jūs judėsite į priekį. Aš judu į priekį ir jūs judate į priekį. Judėkime į priekį kartu. #SMH No life. Mano meistras. Štai yra visas priežastis, kodėl jūs turėtumėt studijuoti Kurto mano universitete. Mūsų universitete yra šios studijos. Statybos inžinieriai išmokinsime jūs kaip susukti makaronus, atskirti šukas nuo šuko, sužinosite, kas yra virpralka. Nežinote, kaip atskirti mamytę nuo tėvelio? Štai parodysiu, kaip reikia tėvelį įkišti į mamytę. Vau, kaip pilna! Oi, jūs dar čia! Su mechanika mes išmoksime jūs, kaip atskirti slyvos nuo kiaulės, silkės nuo banginio, kaip įrengti parazitą ir sutvarkyti dinamą. Jūsų mama yra jūsų ateitis. Investuokite dabar į jūsų mamą ir taip pat ir save. Užsiregistruokite ir gaukite 3% nuolaidą nuo pirmųjų studijų metų. Iki pat pirmo jungimo. Yo, aha, DJ Jar. O, DJ Lil Monkey. Pavarysime šiandien repuko. Repuko apie Vycką. Aha. Sekcionuolį čia Vyckaus mažiaus univeras. Kur mokomės dalykų ne iš vadovėlių. Čia mokomės gyventi ne iš tavo mamos namų. Namų. Pirma pamoka, kaip suktis gatvėje. Kaip bazarint su žmonėm ir eit savo kelyje. Nesislėpkite iš šešėlį ir atraskite save. Išlįskite į šviesą ir patys pamatysite. Amelija. Armenija. Amelija. Armenija. Aiste. Aiste. Amelija. Armenija. Amelija. Armenija. Aiste. Antra pamoka, kaip išvengti inspekcijos. Tai tik numerų ir duomenų kolekcijos. Inspekcijos. Kolekcijos. Inspekcijos. Kolekcijos. Let's go.
Stebėsimės valdžios spragas ir daužysimės nukius. Plausim pinigus ir jūs pačius, Trečia pamoka skolų mušinėtojai. kurie tik iš mūsų pinigus ir vogia. Mokysimės gintis nuo grasinimų ir prievartos. Kad gatvėje ir vėl karaliautume be gėdos. Ketvirta pamoka Amazano vertėjas. Mes būsime vertėjai tarp marozų ir žmonių. Jau. Ketvirta pamoka Amazano vertėjas. Mes būsime vertėjai tarp marozų ir žmonių. Vertis iš vienos į kitą, tai mums specialybė. Kad gatvėje savi tave suprastų. Čia buvo viskas rapas, Dar priminsim mes Amelija, Amelija, Kamelija, Amelija Kamelija. ir Aistė. Aistė, skrr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 r
Sveiki sugrįžę į vakarykštės nuosėdas. Šį kartą nusprendžiau padaryti visai ką kitą. Pirmąjį istorijoje vakarykščių nuosėdų interviu. Ir pasikalbėti akis į akį su žmogumi apie šių dienų studijų ir kitas aktualijas. Tas žmogus ne kas kitas, bet iš socialinių mokslų kolegijos aukštosios mokyklos studentų atstovybės narys, kūrybos ir pramogų industrijos studentas Arūnas Kaveckas. Gero žiūrėjimo. Paaiškinsiu, kodėl mes šiandien čia susirinkome. Tai neturėjome kuo daugiau pašnekinti ir viskas. Labai dėkoju, kad prisėdai prie šito stalelio ir kad gali su manim pakalbėti. Ačiū Jums, kad pakvietėt. Tai pirmas klausimas būtų, kaip tau sekasi? Dabar gerai. Koksgi tas studento gyvenimas tavo? Geras. Geras. Ar kažkas pakito nuo mokyklos laikų? Pakito, tai pakito vis tiek, gal dabar, kai esu studentas, mažiau susitinku su draugais, kažkur iškeliaujam, nes visi dabar esam studentai, mes visi draugai. Studento gyvenimas yra visai neprastas, nes tu, kai išsikraustai iš tėvų, kai pradedi jau savo savarankišką gyvenimą, vis tiek jau pradedi jausti šiek tiek daugiau atsakomybę negu tada, kai jausdavai. Nes, pavyzdžiui, kai gyveni su tėvais, nereikia sugalvos, ką čia pasidaryti valgyti, ką paveikti ar dar kažko. Dabar kiekvieną dieną yra maisto ruošimas, indų plovimas, namų ruoša visa ir viskas eina ant tavo pečių. Negali taip atsisėsti ir kažko laukti. Tai ar sunku buvo priprasti universitete, kolegijoje, ar kaip jūs ten bevadinate ją? Iš tikrųjų, pati pirmoji savaitė buvo tokia galbūt baisi. Išėjus iš 12 metų mokinomės visi mokykloje, visi draugai, visi buvo pažįstami, o dabar taip ateini kaip į naują mokyklą, tarkim. Ir ateini, nieko nepažįsti, visi yra nauji žmonės ir reikia su jais susipažinti. Tai gal iš pradžių buvo taip nedrąsu, nejauku, nes nežinai, kas čia per žmogus, ar jisai tave priims, ar tu jam patiksi. Ir buvo šiek tiek baisu, bet po savaitės laiko pas mane kursiai yra dabar 50 žmonių. Oho. Jo, ir visi žinom, kas ką mėgsta, kas patinka, kur dažniausiai visi keliauja. Susidraugavot. Jo, kažkaip tas mūsų kursas yra toks kaip vienas kumštis. Anksčiau, kai buvo, pavyzdžiui, mokyklai, visa klasė yra irgi kaip vienas kumštis, visi už vieną, vienas už visus, kaip sakoma. Tai taip pat yra ir dabar. Tai gal turi patarimų būsimiem abiturientam, studentam? Tikriausiai vienas iš mano didžiausių patarimų būtų toks, kad neskubėk gyventi. Ar kada svajojai gyventi užsienyje? Ar kada galvojai apie studijas užsienyje? Gyventi užsienyje, tai galbūt nelabai, bet kokiai visai vasarai, pavyzdžiui, išvažiuoti pagyventi trumpam laikui. Tai būtų visai gal ir fainiai. Tai tau patinka Lietuvoje? Taip. Kada sužinojai, ką tu nori studijuoti? Galbūt tada, kai pradėjau ieškoti pačio savęs. Ko aš noriu ir kas man tiktų ir patiktų. Aš, pavyzdžiui, savęs neįsivaizduoju kokiam nors ofise, prie popierio ar dar kažką. Man reikia veikti. Tau reikia veiklos, tau reikia su žmonėm kalbėti. Taip. Tu norėtum mano darbą, ne? Tu pretenduoji mano darbą, ne?
Šiaip iš dalies... Ar būna, kad vis dar abejoji apie pasirinktą savo dalyką? Ne, Niekada neabejoji. ne. Aš galvoju, baigsiu šias studijas, eisiu dar toliau. Eisi dar toliau. Taip, kad Studijuoti. eiti toliau, kad pasiekti dar daugiau. Aha. Tau patinka mokytis? Mokytis gal ir nelabai, bet studijuoti. Taip, Bet ar mokymasis nėra tas pats, kas studijos? ne. Ar siūlytum kitiems studijuoti SMK? Taip, tai SMK studijuoti tikrai siūlyčiau dėl to, nes labai pritaikyta erdvė pačiam mokymuisi, laisvalaikio laikui, nes ten visokių erdvių, kuriuose gali ten bendrauti su kursiokais arba tiesiog pačilinti, pailsėti nuo tų visų mokslų, nuo tų studijų, jeigu, vat, pavyzdžiui, dar dirbi naktimis ir studijuoti reikia eiti. Bet ar galima dirbti naktimis? Kokie darbai būna naktimis? Nu, studentai atranda visokių darbų Barigavimas? ir baruose visokiose, viską. Tai jo. Taip. Bet barigavimas irgi galimas, ne? Nu, čia tiksliai negaliu pasakyti, nesu vertęsis to. Tai šiais laikais, o ypač COVID karantino pagalba, dauguma pradėjo mokytis nuotoliniu būdu. O institucijoms tai palengvino darbą. Ką tu manai apie nuotolinį mokymąsi? Aš esu visiškai prieš. Reikia žmogiško bendravimo, žmogiško komunikavimo ir jeigu tu tikrai nori kažką išmokti, tu nori eiti tuo keliu ir tu tikrai nori mokintis, reikia gyvo bendravimo su visais dėstytojais. Nes per nuotolinį, aš pats prisimenu savo tos laikus, kai mokyklai, kai nuotolinis buvo, ką mes ten veikdavom? Nu, nieko mes ten neveikdavom. Vesdavo pamokas, mes ar prie kompiuterio žaidžiam kažką ir miegam. Tai kam tada iš vis studijuoti? Pagal juos, kad gauti diplomą, kad nekviesti į kokią kariuomenę, tu vis tiek po tų 3 ar 4 metų gauni diplomą, su kuriuo tu gali eiti dirbti tą darbą. Taip. Na, bet dauguma neranda darbų. Nu taip, bet čia galima sakyti tie žmonės, kurie nuotolinės studijas pasiema, studijuoja nuotolinės studijas, tai jie už tos pinigus nusipirka diplomą, gal taip galėčiau įvardinti. O kokie tavo keliai bus po studijų? Galbūt iš pradžių norėčiau gal kažkur pakeliauti ir po studijų. Kokios tau šalis patinka? Mano svajonė nukeliauti gal į kokią Kroatiją, nes ten, kiek žinau, gražu. Na, aš nesu buvęs, bet aš irgi manyčiau, kad ten gražu. O už Atlanto ribų? Jeigu būtų tokia galimybė, tai tikrai važiuočiau. O kur? Į Pietų ar Šiaurės Ameriką? Šiaurės gal. Kanada ar Jungtinės Amerikos valstijos? Aš manyčiau, kad į Ameriką. Amerika yra kontinentas. Nu, čia tai nieko tokio. Kaip matau, geografijos nesimokinai. Tai dėkui, Arūnai, už tavo laiką. Ačiū, kad atvažiavai į Klaipėdą iš Vilniaus. Parkeliavai 3 valandas, kad atsakytumai porą klausimų. Klausimų. Ačiū. Ačiū Jums. Tikiuosi, kad tavo laida pasieks aukštumų. Ji jau pasiekė. Ji jau pasiekė. Tai tada šaunu, kad žinai, ką tu nori veikti, ką tu nori daryti. Ne, aš to nedarysiu gyvenime. Nu, tai svarbu, kad sužinotum, ką tu nori veikti gyvenime. Taip. Tai yra pirmas tavo žingsnis link to. Atrasti save. Taip. O tu atradai save? Aš manau, kad taip. Labai gerai. Ačiū. Sveikinu visus sugrįžusius į eterį. Jūs galbūt galvojate, Gabrieliau, o kodėlgi prie tavęs stovi šie nuostabūs 3 žmonės? Taigi, neužstoti, gerai. Turbūt bus gerai. Taigi, nebereikalo jie čia atsidūrė. Dabar metas pažaisti atspėk šią vaizduojamą profesiją ir laimėk prizą. Labai jau ilgas tas pavadinimas. Šie dalyviai rungėsi dėl galimybės laimėti šios laidos rėmėjo Eclate Clothing megztinį. Dabar aš... Palaukite. Va. Reklamai mokinti, nu. Leidžiat parodot reklamą? Ne, manęs tai nefilmuok. Gerai, reikia žmogus reklamuoti. Čia yra rimti. Va, pasižiūrėk. 40 eurų. Emilija. Taip. Nojus ir
Gustė, labai malonu Jūs matyti. Kur Jūsų Uno kortelė? A, Jums nukrito. Gerai. Nebijokit, aš nesikandžiau. Taigi, mano draugai, Jūsų užduotis yra labai paprasta. Kuo greičiau atspėti Jums vaizduojamą profesiją, žmogų, jo darbą ir ką Jis veikia tuo momentu. Vienu žodžiu, alijas, bet, prieš kameras. Ar Jūs bijot kamerą? O profesijas mums parodys Aušros teatro, vienas iš nuostabių Aušros teatro aktorių. Adrijus, prašome į sceną pakviesti plojimai. Aš manau, kad Jūs, Adrijus, žinote, kokios yra profesijos, tai galite pradėti Jums norimą laiko. Tai pirma profesija. Kirpėjas. Gražuolis. Čia ne profesija, žinau. Cosplayers. Krepšininkas. Kažkas su kirpimu. Moteris. Ką to žmogus? Plinka. Plikti. Čia būtų viena iš problemų. Gerai, aš Jums padėsiu. Gerai. Kirpėjas. Stilistas. Blogas kirpėjas. Blogai apkirpo. Jūs filmuojate pirmą vietą, sveikinu. Dar nenueikite. Jūs filmuojate, taip. Jūs gaunate taip pat ir puodelį, šį labai gražų puodelį, šokolado plytelę ir vieną arbatos maišelį. Ačiū labai. A man ateiti? Labai diena. Aha. Ai, kaip aš prisimenu. Manikiristas. Pasikėlęs manikiristas. Nesinarkašinės manikiristas. Nepatyręs manikiristas. Nehigieniškas manikiristas. Bankrutavęs. Tepo su šūdu. Apsileidęs. Dažo nagus. Lakuoja nagus. Jo. Makalioja. Manikiristas dažo nagus. Nu. Nagų lakas. Manikiristas numėta nagų laką. Kažkaip jau labai sunku pavaizduoti tas profesijas ir ką jie atlieka. Gerai, sveikinu, Jūs irgi laimėjote šį nuostabų Eclate Clothing megztinį. Ir antrą vietą. O... Kita pusė? Ai, tai taip. Na, prašau, eikite. Bet, kadangi Jūs pralaimėjote, o tuščiamis nelabai norėtume Jūs išleisti, tai gaunate sausainių maišelį. Gerai, grįšime po pertraukos. Kiekvieną dieną 8 milijardai, o jei dar atėmus afrikiečių gentis ir Brazilijos bežionės, patiria katastrofišką problemą. Jie yra nuogi. Po rūbais. O kaip jausis tiem, kurie tiesiog nuogi? Šiandien pasikviečiau nudistą Kristupaną, vyriausią genties vadą.
pasaulyje yra daug religijų. Ar nudizmas yra vienas iš jų? Ne, nudizmas yra gyvenimo būdas. Žmonės jį pasirenka laisvai. Bet jūs tikit į kažkokią aukštesnę esybę? Aš tikiu į savo kūną. Daugumai lytiniai organai viešumoje yra nepriimtini. O tai kaip nudistai išsirenka savo stilių? Tai būtų paprasčiausiai apsikirpimas. Apsikirpimas? O kurioj vietoj? Nudistai yra ekologiški ir sustainable žmonės, taip? Taip. Kaip jūs vykdote fotosintezę? Aš taip, tik pritariu tuo, kad nudistai pasiema daugiau saulės energijos. Bet mes tikrai nevykdome fotosintezę. Nevykdot. Nevykdot? Nevykdom. Mes nesam augalai, mes esam žmonės, kaip ir jūs. Ar nudistų odos ląstelės lyjant tampa kaip lietpaltis? Ar jos sugeria lietų kaip kempinė? Ne. Bet tai mes labiau atsparesni negu paprasti žmonės. O kaip jūs atsparesni? Kas pasikeitė nuo įprasto protingojo žmogaus? Mes labiau pritampam prie aplinkos, nei paprasti žmonės. Tikrai sudomino jūs ta religija. Gyvenimo būdas. Gyvenimo būdas. Kalbėdamas su Kristupanu, sužinojom, kad nudizmas tai visai ne religija, jie kitas žmogaus rūšis, jie visiškai kitos būtybės, jie labai keisti. Bet ką mes galime padaryti? Tegul jie gyvena taip savo. Laidai artėjant į pabaigą, aš kaip visada tarsiu porą motyvacinių žodžių. Amerikiečiai turi posakį. Jei neskrisi, tai ir nesijuoksi. Neskraidai tik per sapnus. Tačiau ne visada gali skraidyti ir surasti tą tikrąjį amerikietišką posakį. Todėl turi sumesti porą bereikšmingų žodžių, kurie išsivystytų į... nesvarbu. Laida baigta. Noriu padėkoti savo laidos svečiui Arūnui Kaveckui iš SMK aukštosios mokyklos Eclate Clothing komandai už dovanas. Noriu padėkoti savo kriu už sudėtas pastangas ir sunkų darbą, be jų nebūtų ir laidos. Na, ir be abejo Aistei. Aš labai atsiprašysiu dabar. Atsiprašau. Kiek čia jūsų daug? Simona. Tu nesi Aistė, aš labai atsiprašau. Tu nesi... Atsistok. Atsistokite. Atik, čia. Aš neužstoju jums vaizdo, ne? Tai gerai. Kadangi tu labai... kaip čia poetiškas asmuo. Aha. Parašai Aistei tokį labai gražų eilėraštį. Ar norėtumės su manim paskaityti? Tu skaityk. Aš skaitysiu, gerai. Aistė. Begaliniai minioje fanų apsupta ponia. Lengva pasiklysti jas spindinčiame akių fone. Gal ir šaltos arbatos bendravardė, bet Palangoj ji nebedarbė. Entuziastingo ji gyvūdo, tampa crazy, išgeriant burdo. Ar ne taip, Aistė? Rudo plauko jį pana, gero humoro pilna. Tačiau visi jau ją pažįsta, vardu Aistė ją vadina. Na, o kad nereikėtų eiti vėl visą tą kelią atgal į sceną, aš noriu padėkoti, kad jūs, žiūrovai, auditorija, žiūrėjote šią laidą. Tikiuosi, kad smegenų ląstelių truputėlį sumažėjo, bet taip pat norėčiau pakviesti jūs į Aušros teatrą, prisijunkite prie Aušros teatro. Čia yra labai gerai, jeigu neturite ką veikti, arba jei turite iš viso ką veikti, prisijunkite, čia galite kurti, svajoti ir beje pamatyti mane.
Aš. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote. Goodbye.